Sveiki. Šioje pamokoje vėlgi kalbėsime apie metodus, jų kūrimą, ar tiesiog praplėsime jau esamas žinias. Norėčiau akcentuoti vieną vartotojo pastebėjimą praeitoje pamokoje. Jis nesuprato, kaip pagrindinės klasės failas mato šalutinės klasės failą. Taip yra todėl, kad šie abudu failai yra sukurti tame pačiame src kataloge. Štai kaip matote, jie yra štai čia. Tęsiant dabartinę temą, tiesiog susikurkite dar vieną klasę, jeigu nesate to padarę, ir apsirašykime void tipo metodą. Ir tai toks pat vaizdas, kaip praeitose pamokose susikūrėme metodą, kuris yra public void. Žodelis void reiškia, kad šis metodas jokių duomenų negrąžina. Šiuo atveju jis tiesiog spausdindavo tekstą į ekraną ir atlikdavo panašius veiksmus. Žodelis public reiškia, jog metodas yra prieinamas viešai. Šiuo atveju, kad pagrindinę klasę gali matyti šį metodą. Jeigu metodą pavadintume private, tuomet pagrindinė klasė jo negalėtų naudoti, tiesiog mestų klaidą. Ir šiuo atveju mums reikės public tipo metodą, kadangi jį norėsime naudoti pagrindinę klasę. Ir žodelį void tiesiog pakeisime kitų žodeliu, kadangi šiuo atveju norėsime, kad mūsų metodas grąžintų tam tikrus duomenis. Ir žodelis void keičiasi į tarsi, pasakysiu paprastai, žodelis void gali būti pakeistas tiesiog žodžiais int, tai reiškia, kad metodas grąžins integer tipo duomenis, gali būti pakeistas į string, double, žodžiu, gali grąžinti visus tipus, kuriuos šiuo metu žinome. Ir šiuo atveju mums reikės, kad metodas grąžintų integer tipo duomenis. Gal pervadinkime šį metodą, tarkim skaičiavimai, ir susikurkime kelis kintamosius. Ir seniau maždaug kurdome kintamosius štai taip. Šiuo atveju norėčiau prieš kintamai prirašyti žodelį private, kadangi, kaip jau minėjau ankstesnėse pamokose, atskiras klases kuria vienas nuo kito nepriklausantys žmonės. Ir gali atsitikti, tiesiog būna dažnai tokių situacijų, kad kiekvieną savo klasėje kintamosius pavadina maždaug tais pačiais, tiesiog būna, kad sutampa kintamųjų vardai ir tiem kintamiesiam priskiriamas skirtingas reikšmes. Todėl gali įsivelti tam tikrų problemų pačios jau programos vykdyme. Kad taip neatsitiktų, tiesiog kiekvieną savo šalutinėje klasėje kintamosius, kurie atlieka tarpinius skaičiavimus, tiesiog pavadiname private, pridedame žodelį private prieš visą tai, ką jau seniau mokėmės. Ir sukurkime dar dviejus kintamosius, kurių mums reikės šioje programoje. Ir vienas kintamasis, kuris tiesiog grąžins atsakymą. Kai turime susikūrę kintamosius, dabar galime pradėti apsirašinėti savo metodą. Tarkime, atsakymas bus lygus numeris 1 kart numeris 2. Ir naudojant tokio tipo metodus, juos aprašant, tiesiog reikia dar dadėti raktinį žodį, kad metodas žinotų, kokią reikšmę ar kokį kintamąjį norime grąžinti. Ir tai atrodo štai taip, return etc. Dabar pagrindinę programą, kai visada susikūrėme šalutinės klasės objektą. Pavadinkime jį obj. Tušti parametrai. Dabar tiesiog pabandome išnaudoti šį objektą ir rašome
tą metodo pavadinimą, kurį sukūrėme. Ir štai galite čia rasti skaičiavimai tušti parametrai, kadangi jokių kintamųjų nenurodėme. Paleidžiame programą, OK. Štai matote, jokio atsakymo nespausdina. Taip yra todėl, kad return funkcija tiesiog grąžina duomenis, bet tai nereiškia, kad jos spausdina. Jeigu norėtume jos atspausdinti, tiesiog reikia rašyti spausdinimo eilutę system out print. Na ir visada skliaustelėse rašydame arba kažkokį tekstą, arba tiesiog reikšmę. Jeigu norime atspausdinti tą grąžinamą rezultatą, kuris yra šalutinės klasės metode, tiesiog turime nusikopijuoti štai šį tekstą ir jį įterpti štai čia. Na, visų pirma paleidžiame programą, vėliau pakomentuosiu. Štai matome rašo 100. Visų pirma sukūrėme šalutinės klasės objektą, OBJ, tuomet liepiame kompiuteriui atspausdink į ekraną ir naudojame šalutinės klasės objektą ir kreipiamės į metodą skaičiavimai. Gerai, tuomet kompiuteris sako einu šitą metodą ir štai mato public int, reiškia grąžina integer tipo duomenis, atlieka tam tikrus veiksmus, šiuo atveju priskiria reikšmę kintamajam atsakymas ir grąžina atsakymas į pagrindinę programą. Na ir tai yra pravartu žinoti, kadangi, kaip minėjau, kad dažniausiai skirtingas klases kuria vienas nuo kito nepriklausomi žmonės ir tas, kuris pagrindinę programą tiesiog nori išvesti atsakymus, susikuria to šalutinės klasės objektą ir jo pasinaudoja štai tokiu būdu. O kitas asmuo atsakingas už skaičiavimus tiesiog pasirūpina, kad šia eilute būtų grąžinamas kažkoks atsakymas. Na, kaip minėjau, gali būti grąžinami įvairaus tipo atsakymai, reikšmės, tai integer, double ir string. Na, šiuo atveju jums tiek ir užtenka žinoti. Tai tiek šią pamokoje. Jei kilo neaiškumų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo.